Sveiki, mielieji. Šiandieną laidoje kalbėsime apie žvairumo gydymą nechirurginiu būdu, apie stereoregos lavinimą, gydymą, diagnostiką, technikos mokslų daktaro Mečislovo Vrubliausko sukurtų aparatų stereometrų Vizus 4D. Pirmiausia, norėčiau jūs supažindinti su gerbiamu Mečislovu Vrubliausku. Stereometro Vizus 4D autorius Mečislovas Vrubliauskas yra technikos mokslų daktaras, dirbantis technikos ir vadybos srityse nuo dantų iki akių ir sielos. Mečislovas Vrubliauskas daktarinę disertaciją apsigynė iš energijos, jėgų ir medžiagos sąveikos, priimant ir perduodant paviršinės ultragarsinės akustinės ir elektromagnetinės bangas piezokristaluose. Tai vėliau labai padėjo jam suprasti kūno proto sąveiką nuo dantų iki akių ir sielos, nes jis ne tik kuria ir dirba su stereometru Vizus 4D, bet ir nuo 2000 metų konsultuoja estetinės odontologijos centrą Vivadens technologijų vadybos ir teisės klausimais. Gerbiamas Mečislovai, kaip ir kada jums kilo idėja sukurti Vizus 4D, kaip veikia 4D stereometras? Laikotarpyje nuo 1987 iki 1993 metų aš pakeičiau savo specialybę, daktarinę disertacijos kryptį ir dirbau Vilniaus universitete regimojo suvokimo srityje. Paskatino papildomai domėtis, kaip stereorega sutrinka, kaip ją būtų galima atstatyti. Tuo metu tai buvo iš tikrųjų mano mokslinis darbas. 1991 metais vasario mėnesį aš su bendraautore Egle Kazlauskaite paskelbėm straipsnį, vadinasi, stereomatymui lavinti. Lygiai tuo pačiu metu 1991 metais antram numeryje, tik tai žurnale Nauka VSSR, numeris 2 taip pat, buvo straipsnis Można li izbavиться od kosoglazije, lietuviškai tai ar galima atsikratyti žvairumo, buvo straipsnis apie profesorių Igorį Rabičevą. Ir aš gavęs tą žurnalą, pamačiau, kad vau, yra tokie darbai atliekami, kad jam gaunasi jau gydyti, tai mane papildomai pakino ir tą kryptim aš pradėjau dirbti. Gerbiamas Mečislovai, kas yra stereorega ir kaip ji veikia? Mes žiūrėdami į pasaulį galim matyti, žiūrėdami vieną akim plokščią vaizdą, tai reiškia aukštį ir plotį, taip pat kitą akim. Bet galim matyti abiem akim ir tuomet bet kurį vaizdą, sakysim, pelę, aš dešinę akimim ir kairę akimim matau truputį kitaip. Viena akim matau šiek tiek kitokį vaizdą ir jeigu tos du vaizdus, kaip aš čia matau, pateikti ant ekrano tokiu pačiu kampu, tai turėtų taip pat gimti stereomatymas. Ir žmogaus smegenys ir protas ir sąmonė turi gebą sulieti tos du vaizdus ir taip du vaizdai matomi skirtingomis, kairė ir dešinė akimis susilieja. Akivaizdu, kad žmogaus smegenis, protas ir sąmonė tokia gebą turi ir stereomatymas gimsta. Tas kampas, sakysim, kai aš žiūriu į liniją ar tašką, vienu atveju yra tam tikras kampas, kai aš objektą pastumiu, tas kampas truputį sumažėja. To kampo skirtumas yra signalas tinklainiai ir smegenims nuspręsti apie kampo pokytį ir apie atstumo pokytį. Tas kampas vadinasi disparacijos kampas ir tas kampas nurodo, koks yra gylių skirtumas. Disparacijos kampas yra naudojamas programoje nustatyti, kur yra išstatomas objektas ir kaip tiksliai klientas ar pacientas seka objektą, kai jisai pajuda statiškai ir yra laiko ir mes tyriam regą, arba kai tas objektas juda tolyn artyn, mes modeliuojam ekrane jo judėjimą tolyn artyn ir
iš karto šiuo atveju apie 10 kartų per sekundę yra matuojama žmogaus stereo judesio tikslumas. Kam žmogui reikalinga stereo rega? Stereo rega pirmiausia tai yra malonu, tai yra gyva, tai yra smalsu. Antra, žmogui gyvenime dažnai reikalingas stereo matymas. Tai sporte, turizme, vairuojant, odontologijoje. Čia, kur aš dirbu estetinės odontologijos centre Vivadens, gydytojas ir asistentas dirba 4 rankom labai tiksliai, milimetrų, kartais dalių milimetrų tikslumu ir reikalingas stereo matymas. Yra žinoma, kad apie 2–4% žmonių žvairuoja. Vaikas gali nežinoti, kad yra stereo matymas. Jeigu žvairumo kampas yra mažas, vaikas ir tėvai gali nepastebėti, bet 2–4% vaikų arba žmonių žvairuoja. Apie 10–15% neturi pakankamo stereo matymo. Apie 20% pasaulio avarijų vyksta dėl stereo matymo stokos. Ir tai sukelia kasmet apie $200 milijardų žalą. Jeigu stereo regos aštrumas yra blogesnis negu 2,5 kampo minutės, tai padaugėja avarijų. Tas kampas yra panašus, kaip ir oftalmologai nustatinėja 1 kampo minutę. Jeigu žmogus mato 1 kampo minutės aštrumu, tai jo matymas yra normalus. Kaip naudojamas stereo matymas odontologijoje, pakalbinsime odontologijos klinikos Vivadens vadovę, gydytoją odontologę Ingridą Ivancę. Odontologijoje ir ypač estetinėje odontologijoje, pirmiausia, gydytojui odontologui pačiam, taip pat ir jo asistentui, reikalinga labai aštri tiesiog rega ir po to stereo matymas. Bet to irgi nepakanka, dėl to, kad mes fatiškai dirbam komandiniam darbe, kaip ir chirurgai taip pat. Tai yra 4 rankom, dėl to ta stereo veika irgi yra labai svarbi. Ir stereometrą visus 4D mes fatiškai naudojame tam, kad esančių darbuotojų patikrinti regos aštrumą ir stereo regos aštrumą, taip pat ir žmogaus budrumą, nes visus 4D stereometras kartu parodo ir koks žmogus yra budrus, ar jisai užsigalvoja ar neužsigalvoja. Ir faktiškai patikrindami taip darbuotojus mes galime matyti, ar darbuotojas yra tinkamas dirbti su labai aukštos kvalifikacijos gydytoju, ar jisai turi gebą asistuoti labai preciziškose ir tiksliuose operacijose arba kažkokiose tai procedūrose. Ir oftalmochirurgijai. Taip, tai yra judesiai nuo 20 iki 100 mikronų tikslumo yra. Ir ne kartą yra mums, ir ypač vienas atvejis buvo toksai aiškus, kai mes patikrinom asistentę ir mes matėme, kad jinai neturi stereo aštraus matymo ir neturi tos stereo veikos geros, kokybiškos ir jinai negalėjo asistuoti aukštos kvalifikacijos gydytojam. Dėl to negalėjo asistuoti paprastesnėm procedūrom. Dėl to šitas stereometras iš tikrųjų labai naudingas įvertinti ir pasirinkti įpriemantį darbą ir tam, kad renkantis tikrai gydytojų komandos narį, kad matytum, kad jis galės tau asistuoti labai tiksliuose operacijose ir procedūrose. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tie jauni žmonės, kurie numato studijuoti tokias specialybės kaip chirurgija ar odontologija, kur iš tikrųjų reikalingi labai tikslus judesiai ir komandinis darbas labai preciziškas, tai tokiu atveju reikėtų jau prieš stojant pasitikrinti savo stereo regą ir jeigu jinai kažkokia yra nepakankama, tai tadagi galima su stereometru ir įvairiom praktikom metodais tą regą lavinti, bet bent jau žinoti, kokia mūsų stereo rega ir stereo veika. Gerbiama Agne, kiek žinau, jūs buvote Maskvoje pas profesorių Igorį Rabičevą. Norėčiau, kad trumpai gal mūsų televizijos žiūrovams pasakykit apie savo regos sutrikimus gydymą ir, aišku, rezultatus. Pradžioje gal pradėsiu nuo to, kad vaikystėje aš žvairavau maždaug nuo 2 metų. Lankydavau mankštas, treniruodavau akis, kairė akis pas mane žvairavo ir matė visą laiką prasčiau. Tos mankštos gal kažkiek padėjo, bet vis tiek žvairumas liko ir maždaug, kai man buvo 14 metų, man kairę akį išoperavo.
žvairumas liko labai mažas, kampas galėjo matyti tik specialistai, bet ta akis vis tiek matė blogiau. Čia vaikystėje šopė. 14 metų, čia jau buvo riba, kai buvo galima operuoti paskutinis tas metas. Ir kairė akis vis tiek matė visą laiką blogiau, dešinė matė kaip ir neblogai. Ir man reikėjo nešioti akinius visą laiką dar toliau, bet aš juos paėmiau tiesiog vieną dieną ir nusiėmiau, nes, buvo man jau atsibodę tie akiniai. Ir ta kairė akis liko vis tiek kaip ir prastai matyti. Ir tiesiog tas toksai gal ir buvo kaip ir diskomfortas, kad į tolį žiūrint kairė akis mato blogai, apie stereo matymą, aišku, aš tokio supratimo kaip ir neturėjau. Ta pastebėjau, kai reikdavo žinot, kaip būna paveiksliukas ir daug taškių, kur reikia kažką pamatyti ten. Tai aš to niekad nemačiau ir net nesupratau, kaip ten galima iš vis kažką matyti. Ir apie stereo matymą, kadangi buvo pradėta kurti programa po truputį Vizus 4D, man pasakė tėtis, Mečislovas Vrubliauskas, ir jisai paragino lavinti stereo regą. Ir taip pat pasakė, kad yra galimybė išvažiuoti pas profesorių Igorį Rabičevą į Maskvą ir kad tenais jisai lavina stereo matymą ir regėjimą binarimetru. Aš labai atsiprašau, jūs minėjot, kad būtent stereometro Vizus 4D įkūrėjas yra jūsų tėvas. Tai kodėl jūs čia nesigydėte, išvažiavote į Maskvą? Į Maskvą išvažiavau, sakyčiau, todėl, kad profesorius Igoris Rabičevas, jisai treniruoja akis binarimetru. Tai yra truputėlį kita sistema, tuo labiau po tų mano išvažiavimų Mečislovas Vrubliauskas, mano tėtis, pradėjo bendradarbiauti su Igoriu Rabičevu, kuris davė kelis patarimus, kaip dar galima patobulinti Vizus 4D. Ir tuo pačiu jisai man Rabičevas patarė toliau treniruotis Vizus 4D, šalia jo taip pat pratimų man duotų atlikti taip. Klaipėdos regos ugdymo centras Vizus 4D įsigijo prieš 20 metų. Pasiklausykime šio ugdymo centro direktorius Laimos Baranauskienės apie vaikų požiūrį į stereometrą Vizus 4D ir galimą jo panaudojimą centre. Pagrindinius pokyčius galėčiau įvardinti tokius, kad per tuos 20 metų iš tikrųjų regimasias funkcijas lavino didelis skaičius vaikų, kasmet mes išleidžiam į mokyklą apie maždaug 18, 20, kartais ir 24 vaikus. Ir rezultatą geriausiai atspindi jau būtent 6-7 metų vaikų regimųjų funkcijų išlavinimas. Tai kaip ir minėjote, tikslas yra, jeigu įmanoma iškoreguoti, tai tikslas yra išlavinti stereo matymą. Pas mus regos ugdymo centre dirba gydytoja oftalmologė, dirba ortoptistės ir gydytoja tirdama vaikus, ji tikrai rekomenduoja ir mato, kad šita programa yra veiksminga ir pasiekiamas geras rezultatas. Technikos mokslų daktaras Mečislovas Vrubliauskas kūrė šitą programą ir atsižvelgia taip pat į mūsų pasiūlymus. Taip pat, kas mums buvo neaišku, kur kilo klausimai, matė, kad vadinasi, čia reikia dar kažką ir gerinti, tobulinti, nes vaiką 5-6 metų pasisodinus iš tikrųjų reikia labai sudominti ir motyvuoti. Tai turi būti ne tik veiksminga, bet ir įdomu vaikui dirbti su šita programa. Mes vaikus imame stereoregai vertinti tuos, kuriuos rekomenduoja oftalmologija mūsų. Ir praėjusiais metais, kai pradėjome aktyviau dirbti su programa Vizus 4D, pasiėmėme testinę grupę iš 31 vaiko. Ir dar pasiėmėme 5 vaikų grupelę, su kuriais dirbome gana aktyviai. Po 3 užsiėmimus per savaitę turėjo kiekvienas vaikas. Iš šių vaikų ypatingai ryškus rezultatai pasirodė vienos mergaitės, kuri pradžioje stereo matymo nebuvo, o vėliau akivaizdžiai jisai atsirado. Gerbiama Edita, kada jūs supratote, kad turite stereo regos sutrikimų? Tiesą pasakius, supratau tik apsilankius pas gerbiamą mokslo daktarą Mečislovą Vrubliauską ir išbandžiusi stereometrą Vizus 4D. Gal pradėsiu nuo pradžių, kad vaikystėje pati turėjau toliaregystę ir vienos akytės žvairumą.
Mane gydė 2-3 metus, lankiau mankšteles įvairias, nešiojau akinukus. Čia vaikystėje? Vaikystėje, taip. Ir per kelis metus regėjimas pradėjo taisytis. Žvairumas išnyko, viena akytė atsistatė pilnai, kita liko šiek tiek tinginė. Taip ir gyvenau su tokia kaip ir problemėlė, kaip ir ne visai. Vėliau susilaukiau antro sūnaus, pradėjom vesti į darželį, pastebėjom, kad jo akytė pradėjo žvairuoti. Tikriausiai nuo streso, ar kaip, nežinom. Vedėm pas oftalmologus. Visas gydymas, kurį gavom, buvo akinukai ir vienos akytės klijavimas. Problemėlė ta pati, taip pat toliaregystė. Planuojam luktels, kol vaikutis paaugs ir jeigu tas aparatas bus naudojamas, juo naudotis. Kiek žinau, jūs bendradarbiaujat su profesoriumi Igoriu Rabičevu. Televizijos žiūrovus noriu supažindinti, kad tai yra habilituotas biologijos mokslų daktaras, specialybė jo normalioji fiziologija ir akių lygos. Tai yra Maskvos pedagoginio universiteto žmogaus ir gyvūnų fiziologijos ir anatomijos katedros profesorius. Dar 1991 metais aš pastebėjau, kad jis dirba toje srityje ir kad jam gaunasi. Prieš 23 metus jam leido gydyti, nes jo rezultatai buvo stulbinantys. Ir jiems buvo per sunku neleisti, kad ir žmogus ne oftalmologas. Tarp kito ir šiuo metu, tas, sakysim, Amerikoje stereoregą lavina daug labiau optometristai negu oftalmologai. Jam labai patiko šita sistema, jis pamatė, kad jinai labai iš tikrųjų labai papildo ir kad nuo tam tikro, sakysim, laikotarpio, nuo 3-6 mėnesių arba truputį anksčiau, truputį vėliau, ta sistema papildo ir atrodo palengvina ir netgi pagreitina žvairumo gydymą ir stereoregos išlavinimą. Dabar siūlyčiau pasiklausyti, ką gerbiamas profesorius Igoris Rabičevas kalba, kokia jo nuomonė apie jūsų stereometrą Vizus D4. Программа Vizus многоцелевая программа. Vizus programa yra daugiafunkcinė. Ji įdomi tuo, kad ją galime ir testuoti, ir ją galime naudoti kai kurių regėjimo funkcijų sutrikimo gydymui. Pavyzdžiui, mes galime testuoti stereoregą statikoje, dinamikoje, galime testuoti fuzijos sulėjimo laipsnį, su ją galime testuoti heteroforiją, o įdomiausia, kad šią programą galime testuoti horizontalaus, vertikalaus ir ciklinio žvairumo kampus. Šiuo metu ciklinio žvairumo kampo matavimo aparatūra yra tik Italijoje, sukonstruota maždaug prieš 15 metų. Daugiau specialių testų matuojančių ciklinį žvairumą aš nesutikau. Yra žinomos specialios metodikos su bogolinis stiklais, madokso lazdelėmis, bet kad būtų galima matuoti akių sulėjimo sąlygomis, ko gero Vizus 4D yra vienintelė, kuri leidžia matuoti visas žvairumo rūšis vienu prietaisu. Būtent mūsų aparatas Vizus 4D papildo, nes ne visose sąlygose, kuriuose mes pateikiame testus, galima išlavinti stereoregą. O programoje Vizus su prizmėmis nukreiptų vaizdu mes galime apmokyti ir formuoti stereoregą tais atvejais, kai su binarimetru ir skystų kristalų akiniais mums to padaryti nepavyksta. Kiek tai liečia žinoma aparatūrą, pavyzdžiui, sinoptoforą, kuris žinomas visose pasaulio šalyse. Paskutiniu metu ir Prancūzijoje ir Vokietijoje nusivylė sinoptoforo naudojimu. Jį naudoja vis mažiau ir mažiau. Kame priežastis? Priežastis tame, kad sinoptoforė yra sava optika ir su akiniais nelabai patogu su sinoptoforu dirbti. O korekcija kartais būtina, kad teisingai nukreipti vaizdus, kad jie susilietų. Būtent binarimetras, Vizus 4D ir skystų kristalų akiniai dėl to, kad yra rėmeliai, kur galima įstatyti koreguojančius stiklus akies optikos korekcijai ir balansui. Tai suteikia jiems privalumų kitų metodikų atžvilgių gauti geresnius rezultatus.
Tai, ko gera, yra svarbiausia. Jei sinaptofore būtų konstrukcija, kuri leistų keisti optiką, tai sinaptoforą galimai padarytų tobulesniu. Sinaptoforas turi ir kitą neigiamą pusę. Nėra tikslaus signalo padavimo galimybės. Programoje Vizus su kelių kampo minučių tikslumu mes galime judinti vaizdą, o binarimetre vaizdą galime judinti netgi kelių kampo sekundžių diapazone. Sinaptofore geriausiu atveju vaizdas judinamas pusę laipsnio, gal ir ketvirčio laipsnio tikslumo, diapazonas daug mažesnis negu Vizus 4D ir binarimetre. Gerbiama Rasta, kiek žinau, jūs naudojate dvi metodikas. Važinėjate pas profesorių Rabičevą, naudojate jo metodiką ir stereo regai atstatyti naudojate stereometrą Vizus 4D. Gal apie savo įspūdžius, prašom trumpai. Mano vaikystės buvo užblokuota kairioji akis. Ką tai reiškia užblokuota? Nematė. Ir po to suaugus pradėjo dvejintis vaizdai ir keletą metų tai tęsiasi. Pradėjus treniruotis pas profesorių Rabičevą, dvejinimasis iš karto dingo ir pradėjo kartais atsirasti stereo vaizdas. Ir po to po pusmečio pradėjau naudoti ir Vizus 4D treniruotėms. Ir tai dar padeda labiau lavinti stereo matymą. Šitos dvi metodikos. Ir dabar vis geriau matyti ir kairiąją akimi, dešiniąją šiek tiek pagerėjo regėjimas ir stereo matymas po truputį atsistato. Ir kiek laiko jūs tai dabar treniruotės vyksta maždaug 9 mėnesiai jau. Maždaug metai. Kairė akis aš anksčiau su akiniais matydavau iki 0,08, dabar apie 0,24, tai 3 kartai. Gerai. Ir pradeda atsirasti stereo matymas. Mėlieji, šios dienos laidą baigiame. Ačiū, kas mus klausėte ir žiūrėjote. Ne vienoje laidoje esu minėjusi, kad akis tai yra mūsų sielos veidrodis. Jų dėka mes matome patekančią saulę, ryto aušrą, mylinčias akis. Kad visą tai matytume, kas mus supa, matytume puikiai, turime turėti gerą stereo matymą. O ar jį turite, galite išsitirti stereometru Vizus 4D. Šios dienos laidą baigiame, linkime jums džiugių akimirkų, iki kitų susitikimų. Sudie.